Skaitinys iš Apaštalų darbų. Sekminių dieną stojo Petras su 11 ir pakėlęs balsą prabilo. Jūs, judėjiečiai, bei visi Jeruzalės gyventojai, tebūna jums žinoma, įsidėmėkite mano žodžius. Izraelio vyrai, klausykite, ką pasakysiu. Jėzų Nazarėną, Dievo jums patvirtinta galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kuriuos per jį nuveikė Dievas tarp jūsų. Kaip patys žinote, taigi tą vyrą, Dievo valios sprendimo bei numatymo išduotą, jūs nedorėlių rankomis nužudėte, prikaldami prie kryžiaus. Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties kankynės, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų mirties grobis. Juk Dovydas apie jį sako: aš visuomet žvelgiu į viešpatį, jis stovi mano dešinėje, kad aš nesusvyruočiau. Todėl pralinksmėjo mano širdis, krykštavo mano lūpos ir mano kūnas ilsėsis su viltimi, nes tu nepaliksi mano sielos mirusiųjų buveinėje ir neduosi savo šventajam supūti. Gyvenimo kelius tu man atvėrei ir pripildysi mane džiaugsmo savo akivaizdoje. Broliai, norėčiau jums atvirai pasakyti apie patriarchą Dovydą. Jis mirė, buvo palaidotas ir jo kapas yra pas mus po šiai dienai. Būdamas pranašas ir žinodamas iškilmingą Dievo priesaiką, kad jo palikuonis užimsęs jo sostą, Dovydas visą tai numatė ir kalbėjo apie Mesijo prisikėlimą, kad jis neliksęs mirusiųjų buveinėje ir jo kūnas nesupūsęs. Ta Jėzų Dievas prikėlė ir mes visi esame šito liudytojai. Dievo dešinės išaukštintas, jis gavo iš Tėvo šventosios dvasios pažadą ir ją dabar išliejo. Jūs tai matote ir girdite. Tai Dievo žodis. Apsaugok mane, Dieve, pas tave užuovėjos ieškau. Apsaugok mane, o Dieve, pas tave užuovėjos ieškau, viešpačiu tariu, tu mano viešpats. Viešpatie, tu esi mano skirtoji dalis ir taurė manoji, tavo rankoje mano likimas. Apsaugok mane, o Dieve, pas tave užuovėjos ieškau. Viešpatį šlovinsiu, nes jisai mane moko, man širdis jį primena net naktį. Akyse nuolat viešpats man stovi, kol jisai mano dešinėje, aš nedrebėsiu. Apsaugok mane, o Dieve, pas tave užuovėjos ieškau. Viešpatį šlovinsiu, nes jisai mane moko, man širdis jį primena net naktį. Akyse man nuolat viešpats stovi, kol jisai mano dešinėje, aš nedrebėsiu. Apsaugok mane, o Dieve, pas tave užuovėjos ieškau. Dėl to mano širdis džiaugsminga, džiūgauja visa mano gyvybė ir ilsisi ramiai mano kūnas. Juk nepaliksi manęs šeolui, neleisi savo teisiajam duobei trunyti. Apsaugok mane, o Dieve, pas tave užuovėjos ieškau. Tu parodysi man taką, kuris į gyvenimą veda, tavo artume džiaugsmo pilnatvė, tavo dešinėje amžina palaima. Apsaugok mane, o Dieve, pas tave užuovėjos ieškau. Viešpats šią dieną mums davė, linksminkimės, džiugesį skleiskim. Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu moterys greitomis paliko kapą,
apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo, ir bėgo pranešti mokiniams. Ir štai priešais pasirodė Jėzus ir tarė: sveikos. Jos prisiartino ir puolusio žemėn apkabino jo kojas. Jėzus joms pasakė: nebijokite, eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją, ten jie mane pamatys. Joms beeinant, keli sargybiniai atbėgo į miestą ir pranešė aukštiesiems kunigams, kas buvo įvykę. Tie susitiko su seniūnais, pasitarę davė kareiviams daug pinigų ir primokė: sakykite, kad jums bemiegant, jo mokiniai atėję naktį jį išvogė. O jeigu apie tai išgirstų valdytojas, mes jį perkalbėsime ir apginsime jūs. Šie paėmė pinigus, taip ir padarė, kai buvo pamokyti. Tas gandas tarp žydų yra pasklidęs iki šios dienos. Girdėjote viešpaties žodį. Brangus tikintieji, Velykų, Kristaus prisikėlimo iš numirusių skelbimas nėra taip lengvai savaime suprantamas dalykas. Jei žiūrime rimtai, tai gali mus nustebinti, nes tikrumas prisikėlimu skinasi kelią tarp šventos baimės jausmo ir didelio džiaugsmo. Laipsniškas žmogaus širdies ir proto užkariavimas, įsitikinimas Jėzaus prisikėlimu vyksta palaipsniui, kai žmogus įgyja drąsos atiduoti pagarbą Dievui, jo galiai ir gailestingumui. Taip atsitiko ir su pirmaisiais Jėzaus prisikėlimo liudininkais. Žmogaus logika sumenksta ir įsivairauja širdies logika. Dievas visada tiesiogiai paliečia mūsų širdis, bet dažniausiai jis įtakoja mūsų protus per kitus. Tikėjimas reiškia pasitikėjimą Dievu, bet ir kitais žmonėmis, galiausiai bažnyčios bendruomenę. Kapo akmuo nuritintas, kapas tuščias. Tai yra nepaneigiamas faktas, su kuriuo susiduria moterys ir romėnų sargybiniai. Šios abi grupės asmenų susiduria su protu nesuprantamu ir sunkiai patikimu antgamtiniu dalyku. Kristus prisikėlė. Nuo Jėzaus prisikėlimo istorijos eiga pasikeitė, nes yra tokių, kurie tenkinasi uždengdami antkapį, apgaudinėdami save, kad viskas bus pamiršta. O moterys bėga pranešti apaštalams apie mokytojo prisikėlimą. Jos pasiekia kitus su savo džiaugsminga žinia. Romėnų kariai sargybiniai savo ruožtu taip pat bėga, bet ne kaip džiaugsmo pasiuntiniai. Jie bėga nuo to, ko jie nenori pripažinti. Jų širdis uždaryta Dievo žiniai. Jie skuba išgelbėti save nuo bausmės ir bėgdami jie tolsta nuo tiesos ir Dievo šviesos. Daug kartų ir mes prašome Dievo įrodymų, kad įtikėtume. Mes dažnai gyvename užsidarę savo Kristaus prisikėlimo atmetime, nekreipdami dėmesio į tiek daug aplink mus esančių Kristaus prisikėlimo liudijimų. O jų yra daug. Prisikėlusysis ir toliau vaikšto mūsų gatvėmis. Jį galime sutikti ir šiandien, bet tik tuo met, kai širdimi ieškome Dievo. Esame ėjimo link Kristaus būklėje. Kaip tik ten galime su juo susitikti, jei mes širdimi pradedame klausyti Evangeliją. Po viešpaties prisikėlimo atsiranda didelis kontrastas tarp tų, kurie jį mato, ir tų, kurie jo išsižada. Pasaulis yra padalytas į dvi dalis – tiesą ir klaidą, šviesą ir tamsą. Velykų seka tai puikiai išreiškia tokia fraze: mirtis kovojo su gyvybe nuostabioje dvikovoje. Moterys mato viešpatį
ir su džiaugsmu bėga tai paskelbti. Jos labai džiaugiasi, nes Kristus tikrai gyvas. Mirtis jam nepasakė paskutinio žodžio. O jei jis gyvas po mirties, vadinasi, jis bus gyvas amžinai. Liūdna skaityti antrąją šios dienos Evangelijos dalį, kuri regis gadina mūsų džiaugsmą šiais laikais. Kita vertus, negalime pabėgti nuo tikrovės, kurioje vis dar yra nuodėmė. Nugalėtas velnias nebegali laimėti, bet bando sunaikinti viską, ką gali, kaip nugalėta armija, kuri traukiasi, niokiodama šalis, iš kurių buvo išvaryta. Jį, Jėzų, pasmerkę, vyresnieji ir aukštieji kunigai yra tamsoje. Išgirdę žinią apie Jėzaus prisikėlimą, užuot suabejoję savo sąžinėje, jie nusprendžia pasinerti į melo tamsą ir sugalvoti istoriją apie Jėzaus kūno vagystę, duodami pinigų sargybiniams. Prisikėlimo neigimas yra vienintelis būdas išardyti ir sugriauti krikščionybę iš vidaus. Sinedriono vyrai tai puikiai supranta ir kaip melagingą sprendimą pradeda skleisti pirmą melagingą žinią apie Kristaus kūno vagystę. Velykų šviesa reikalauja aiškios pozicijos. Tikėti ar netikėti Jėzaus prisikėlimu iš numirusių. Moterys, apaštalai ir Sinedriono vadovai įkūnija radikalų pasirinkimą apie Velykų įvykį. Pasirinkti šviesą ar tamsą, džiaugsmą ar liūdesį, gyvenimą ar mirtį. Gali atsitikti, kad ir mus šiek tiek pribloškia žinia apie Jėzaus prisikėlimą. Todėl bažnyčia savo didžiulė išmintimi suteikia mums galimybę per ateinančias 50 dienų atsiversti į didžiąją prisikėlimo iš numirusių naujieną. Jei gavėnia trūko 40 būtinumo atsivertimui dienų, Velykų metas mus lydi dar ilgiau. Nelengva atsiversti į džiaugsmą, nelengva patikėti, kad Jėzus tikrai prisikėlė. Skirtingus prisikėlusio Jėzaus apsireiškimus jo pasekėjams moterims ir apaštalams vienijanti savybė yra nuostabos ir abejonės jausmai. Ir jeigu jiems sunku patikėti, tai mes neturime nusiminti. Jėzus tikrai prisikėlė. Jo žmogiškasis kūnas prisikelia. Jis tikrai valgo ir geria kaip visi. Jis leidžiasi apaštalo Tomo paliečiamas ir apžiūrimas. Sargybiniai taip pat matė prisikėlimą. Baimė ir pinigai juos privertė meluoti. Kokie jie apgailėtini. Jie galėjo būti apaštalais, bet liko apmokamais melagiais. Jei sutiksime žmonių, kurie vis garsiai tyčiojasi iš tiesos apie Jėzų Kristų, melskimės už juos. Pasistengime duoti jiems tai, ką turime geriausia. Tikėjimą Jėzumi Kristumi, Dievu ir žmogumi, kuris savo mirtimi ir prisikėlimu dovanojo mums amžinąjį gyvenimą. Viešpats, kuris mėgsta žengti kasdienio gyvenimo takais, dažnai dulkėtais ir sunkiais, bet kuris primena mums, kas mes esame. Ši istorija, mūsų istorija lemia pasaulį. Ir šiandien viskas patikėta tavo ir mano pasirinkimui. Kristus prisikėlė ar dar ne? Amen. Homiliją sakė teologijos mokslų daktaras monsinjoras Artūras Jegelavičius.